32 diena. Lėmėjo ketinimas. Deklaravimas. Jūs savo valia skelbėte jums palankių ir naudingų bet kurį įvykį ar aplinkybę. Tai nėra pasikliovimas pasaulio, kuris rūpinasi jumis iš meilės jums gera valia. Tai ne pasitikėjimas savimi, kurį aplinkybės gali bet kurią akimirką pakirsti. Tai ne savikliova, kai aklai tikima pasisekimu. Ir net ne optimizmas, kaip būdo bruožas. Tai lėmėjo ketinimas. Jūs patys formuojate savo pasaulio sluoksnį, lemiate savo realybę. Jūs realybės lėmėjas. Jei mokate judinti save, suteikdamas judėjimo laisvę ir pasauliui. Aiškinimas. Lėmėjas ne tiek aktyvus veikėjas, kiek stebėtojas. Nepajungti, o leisti, štai kuo skiriasi jo ketinimas. Žiūrint į save veidrodyje, reikia judinti ne atspindį, o patį vaizdą, savo požiūrį ir minčių kryptingumą, kitaip tariant, judinti save, o nemėginti sučiupti atspindį. Jei manote, kad ketinimas tai ryžtingas nusiteikimas pareikalauti iš pasaulio to, kas jums tariamai priklauso, jūs nieko negausite. Ir jei jūs prašysite pasaulį to, ko norite, vėl nieko nepešite. Jums tai reikia duoti užsakymą ir leisti pasauliui jį atlikti, juk jūs tiesiog neleidžiate jam to padaryti, nes reikalaujate, prašote, bijote ir abejojate. Tokiu atveju pasaulis taip pat ko nors reikalauja, prašo, bijo ir abejoja. Tai yra labai tiksliai atspindi jūsų požiūrį, juk jis tik veidrodis. Reikia tai pajusti. Paleiskite pasaulį, kad jis galėtų būti jums patogus jau dabar. Tas netvarus ir trumpalaikis jausmas greitai praeina, bet jūs turite jį pajusti. Akimirką įsivaizduokite neįtikimą dalyką. Priešiškas, keblus, sunkus, nemalonus pasaulis taiga tampa jums džiaugsmingas ir patogus. Jūs jam leidžiate būti tokiu. Spręskite patys. Jėgos paslaptis paprasta. Reikia atleisti gniaužtus.